pasakyti. Na, pasakykit, labą dieną, koks jūsų vardas, pavardė. Buvo du savininkai. Ir Strimila ir Ožameckis. Aš nežinau, kad Tramfaktinai priklausė tenais. Daugiau, tai o dabar aš nežinau, ar Strimilaitės buvo, ar Ožameckaitės. Jos ištekėjo vieną už Bačiulę ir vieną už Jančauskį. Tik tiek, tai žinau. Kada jisai sugriuva tas dvaras? Kada jis sugriuva? Ten dabar beveik... Nieko nėra, ten nėra, nebeveik. Šitą dvarą man teko nuvežti, vienu žodžiu, tą jų pastatą, vienu žodžiu, kur jau gyvenamas patalpas. Didelis pastatas. Kada jisai sugriuva? Kokiais metais sugriuva? Nu, dar sovietmečio. Nu. Sovietmečio negali pasakyti, vai. Mano mama gyvena iš Sklioriškių kaimo. Gal pažįstat? Jūsų mama? Mano mama. Tai pavadė, sakyti. Šiaip tai mūsų, babytė, gal netikra, Kalvis. Kalvį turėt žinot, Samalionį. Tai Samalionis. Samalionis Kalvis. Mano mama Andriulytė buvo, ne Samalionytė. Andriulytė, Malvina. Tai palaukit. Sklioriškių kaime gyvena. Tai iš Baroniškio tada? Ne, iš Sklioriškių kaime. Sklioriškis. Andriuliu, kad Sklioriškas nebuvo. Andriulytė buvo. Močiutė ją augina, Kančienė. Kančienė užaugina močiutė. O jos tėvai Urugvajuje buvo išvykę. Nežinojo tokia. Bet Kalvių pažinojot. Pažinojau. Tai va, tai iš tos giminės. Kalvį pažinojau. O ką daugiau apie dvarą galit papasakoti? Ir taip mama sakydavo, va ten arklius į dvarą nuvarė, ten dar kažką vis dvarą į dvarą, tik sakom, kad to dvarą nieko nėra. Šitas dvaras, iš kur, kam jis priklausė. Kai norėjo atkurti Buračių sodybą, reiškia tenais atsidaruosėt, tai tą griovė gyvenamą namą ir man teko vežti ten tos senolius visos. Ten tie statybininkai, kurie ardė, sako, gal dar auksą rasti. Aha, tai ten jau, nežinau, 5 buvo tie statybininkai Šiaulių. Tai jie sugriovė. Tiesa, ir aš, matai, dirbau didelę galingumo traktorium. Tai užkabindavom trosą ir... O tai dėl ko tą dvarą sugriovė? Tai atstatyti tą Buračių sodybą. Tai ten visai niekada namelė nebuvo išlikę? Aš dabar nebenukeliaunu į vieną pusę, tai negaliu pasakyti, kas ten belikė iš tos Buračių sodybos. Buvo atkurta sodyba, labai jau neblogai atkurta buvo. Ten gyvenamas nams, reiškia krosnis, viskas, vaik ir gyvenam. Tai aš daugiau valdžiai įsakau, tai jūs įleiskit žmogų kokį nors, o jį tai palikant pyką lauko, tai kas norėjo ten nešė, ką vienu žodžiu. Ten ardė, tuo jau nuardė krosnį, tai senas pradėjo, aš dabar nežinau, kaip jis ten atrodo. Norėjo iš to Sklioriškių dvaro gyvenamo namo statyti klėtį. Reiškia, Buračių, kaip jau buvo, o tos klėties nebebuvo. Tai ten mes privežėm jau vienu žodžiu nemažai tos, reiškia, to namo, tų senojų, ir ten galėjo pastatyti už tų... O ten medinis buvo tas dvaras? Ar mūrinis dvaras buvo? Ar medinis? Ne, medinis buvo. Vieno aukšto? Mūro ten nebuvo. Vienu žodžiu, ten gyveno, tame name, turbūt 4 šeimos gyveno. Didelis. Ir tokia salė buvo, ten šokiai jaunims šokdavo, vienu žodžiu, dar susirinkimai kolkozo būdavo. Didelis kambarys. O tai tas pats dvaras stovėjo, kur dabar ten fermų likučiai, turbūt toj vietoj stovėjo? A jums teko važiuoti ant Sklioriškių? Tai buvom. Dabar buvom nuvažiavę.
Tai, matai, jeigu jūs, kokiu keliu dabar įvažiavote, Mes grinai tiesiai Sklioriškių. Iki galo. Iki galo nuvažiavome, kaip? Ten, kur kryžius stovi Kur toks. metalinis kryžius pastatys 91 metais kažkieno tai. Nu ten prie dvaro vietos. Kur dvaras. A jūs buvote iki dvaro nuvažiavę? Buvot. Nu, Tai ten nieko nėra, ten tik nu taip spėjom, kad liepų alėja išlikus. Liepas didžiulės storas. Ten, Liepas didelį medį. Ne, buvo tenais, reiškia, tvartai du. Tai vienas buvo nugriauti jau kolūkio laikais, o antrą ten statė. Vienu žodžiu, tą tvartą ten išbetonavo, gyvulius laikė, daug ten gyvulių stovėjo. Prieaugliai, reiškia, tie, kurie važiavo į mėsos kombinatą vienu žodžiu. Ten turbūt, man atrodo, gal kokį 150 tų štukų gravučių stovėjo. Jie dar man teko vežti smėlį, ten dirba brigada tas statybininkų. Tai bedinis buvo nams tuo dvarą ir sugalvoja būrą čia atstatyti namą iš tuo. Jo, iš to, reiškia, Sklioriškių dvaro gyvenimo pastato žadėjau jau pastatyti svirną. Aš daugiau, kad O dabar nei svirna, nei dvarą nebėra. Nei to, nei to. Svirna Buračių sodyboje Nėra. Tai buvo Buračių sodyboje. Buvo. Ja, nu tai, a ten, kaip ten gyvenams namas atrodo? Toks koks buvo prieš karą, grinai. Aha. A viduj ten kas Buvo. gera? Nu, tušti kambariai, tuščia, bet viskas... O kiek jums yra metų? Kam? Jums. Man? Tai. Man 85. Ai, tai dar... O tai jau prieš karą, tai buvo ten kokie ponai tam tuose rūmuose, taigi gyvena turbūt iki karo. Ten, vienu žodžiu, kad ir prieš karą, tai sakau, Stemila Ožameckis. Nu, kad, o tie žentai, tiesa, dar Banaitis buvo žentas. Banaitis, taip, ant toliau buvo nuo dvaro sodyba. Ten žemė gera, tie Banaičiai, taip jau, nu, jie buvo bevaikiai, vienu žodžiu, tie žmonės. O Jančiauskiai, tai buvo šeima jau nemaža, kaip sakant, buvo mergina viena ir 3 ar 4 sūnai, vienu žodžiu, buvo. O tai aš nežinau dabar gyvųjų tarpe, kiek jų yra. Jeigu ta mergina, man atrodo, už mane kokiais metais ar 2 vyresnė turėjo būti. Ar tas Henriks, ar Kaniukų vadydama, toks aukštoks vyrs, Česlaus žuvo avarijoje, jisai su motociklu užsimušė. O tas Henriks Geniuks, vienu žodžiu, kaip jau, nu, mes pažįstame, gerai susėdėm šokiuose, vienu žodžiu, jau mano jaunystė, kaip sakant. O tai tie ponai jau karo metu kažkur jie pasitraukė? Taip išėjo? Jie pasitraukė jau sovietmečiu, ne karo metu, Prieš karą. Jau Kai užėjo rusai. po karo, jau kada kolchozai buvo, vienu žodžiu. O tai kaip? Neišvežė į Sibirą nieką. Jo. Jančiauskis dar sodina medžius, du prigriovė to, kur teko jums pervažiuoti per griovį. Nu, nebepravažiavom pro griovį mes, griovis mums taip. Nu, Mes nuo Šiaulių čia atvažiavom, nuo Sidarų tiesiai. Nu, ir jis pasodina 2 medžius, ant vieno buvo tokia lentelė, ten prikalta, kad, reiškia, posėlėti Lietuvos grožį, kad reiškia sodinti medžių daugiau. Jančiauskis toks buvo aukštas žmogus, vienu žodžiu, nu Tai tokia. šviesų žmogus, kai jau liepė Lietuvą jau gražiai sodinti medžius. Jo, jisai, kad reiškia posėlėti tėviškę, Lietuvą, vienu žodžiu. Puoselėkim. Ir per griovę, reiškia, prie tilto tai buvo 2 medžiai pasodinti jo, jau, vienu žodžiu, to Jančiauskį žentą. O tas antrasis žens Banaitis, tai jie, man atrodo, išvirė čionai turbūt Sklioriškas, jau dar kolchozė laikais.
Jau jie seni žmonės buvo. Bet tai kaip juos neišvežė į Sibirą? Ne? Banaitis, man atrodo, buvo kaip politinis kalinys. Tu buvo išvežtas? Nu, jau sovietinėse lageriuose man tada buvo. Ir daugiau, o ta moteriškė, jo žmona buvo viena, vaikų nebuvo. Nu, ten Jančauskai, kaip sakant, jau jie ten. Tai reiškia, dvi seseris ten gyvena. Ir ne Jančauskai gyveno ten taip, jeigu buvo į tą kiemą įvažiavę, Sklioriškių, prie to pastato, kur buvo tas gyvenamas namas, abu atvažiavę. Nu, mes buvom prie tos Liepų alėjos pradžioj tenais. Tik prie alėjos buvo, nevažiavo tą alėją. Ne, giliau nebevažiavom. Taip, tokį reiškia, toks vienis ir Jančauska buvo taip, nu, gali nuo to pastato, reiškia, gyvenamo namo Sklioriškių dvaro, tai gali kokį 150 metrų buvo Jančauskų sodyba. Ten buvo, reiškia, soda, užsivendę žmonės. Tai šalia to dvarą buvo savo sodybą turėję? Jo. Ir daugiau, dar buvo pastatoks vienas gyvenams, tai ten gyvena tokie kareivai. O tie kareivai buvo tokie tarybiniai žmonės, kaip sakant. Jie tas Jons Kareiva buvo partinis, bet jis pijauks toks vienas žodžiui apsivedė. Tokia knyžienė, jaunas vyras apsivedė 19 metų vyresnė už savo žmoną. Vaikai 4 buvo. Jau. Tai gal bagota buvo? Bagota? Ne bagota. Jisai dar biškai akordeonu grodavo šiek tiek. Ten jau jisai davo groti šokius su to akordeonu, ne kažkoks muzikant buvo, tačiau tikrai pasakė. Jin kartu eidavo jau, saugo tą vyrą. Nuo jaunų merginų jau. O tai pasakykit, koks jūsų vardas ir pavardė? Jūsų pavardė kokia? Mano Baktys pavardė. O vardas? Vardas? Vardas Algirdas. Jo, aš. Tai jeigu tą kalbį pažinojot, tai kalbį ir vaikus tada. Vyriausia buvo Janina Samalionikė. Vieną palabotą ištekėjus už Slotkaus. Slotkaus, tai va ta, Janina. Ir dar viena jaunesnė. Tai ta jau labai stipriai jaunesnė bronė buvo. Tai ta Kuršėnuose dabar gyvena. Nu. Ir brolis turėjo. Buvo. Brolis Stanislavas. Galbūt Stasys. Jie trysia buvo. Stasys. Janina vyriausia iš Slotkaus, kur. Jos pažinojau visus. O mano mama, tai jų pusėserė buvo. Nu, kaip našlaitė jinai auga. Be tėvų. Močiutė augina ją. Reiškia, pas kalvius tenais. Nu, šalia, namiuks buvo, šalia kalvių. Paskui išėjai po karą, gal 50 metais į miestą gyventi. Pas dėdę, pas Kančių. Tokį, nes čia be vyra, kaime per sunku. Bet su Samalionytė, ta Janina, tai juos jau labai sudraugavo, kadangi 1 metų buvo abidvi. Tai va. Jeigu tą pažinojo, tai ir tą turėt pažinti, nes vis tiek iš šokius kartu į... Ir šitą Slotkienę pažinau, tokia graži moteriškė. O daugiau tas Slotkienė tokia, normalaus ūgio, o ta jau jaunesnė, maža tokia nedidelė. O tas Stasys toks normalus. Kai išėjai kariuomeniai pasilika Rusijoje. Ukraina. Jis čia mėtėsis su tom merginom. Bet išėjai į kariuomenį ir pasilika. Taip. Aha. Pažinoju, tai čia mes turim. O jūsų kraštuose čia buvo partizanų po karą? Buvo. Tai Samalionis vienas iš tų, ne? Ten broliai buvo irgi partizanai. Slotkus. Slotkai. Kai nežinau apie partizanavimą Slotkų, tai nesu girdėjęs. Ką jie biškai buvo tokie, kad paskui pabėga į Kolumbiją, į Ameriką. Vyresnėjai. Tai turbūt vokiečiam bėgant jie turbūt. Tai tada taip.
taip galėjo būti. O čia buvo kokio bunkerių, jūsų to kaimo kraštuose, ar ko? Buvo, aš tenai daviau interviu, buvo atvažiavę turbūt iš archyvo Vilniaus. Čia mane fotografavo, filmavo, kaip duoda interviu, čia buvo. Daugiau dar buvo atvažiavę tokie archeologai, keli čia buvo, musėka 6. Žiemą taip atvažiavo, tai tą Šlekienę jau, reiškia, bendruomenės pirmininkė sako, čia reiktų, sako, kaip nors priimti, nu sakau, gerai, sakau, jau tu jau lauk, mes jau priimsim juos. Buvo 3 merginos ir 3 vyrai. Tai mes čia ne pirmi. O čia atsivežė filmavimo aparatą. Biškai pasipuošiau, taip, ne taip, kaip dabar, kad sėdžiu. Tai viskas normaliai. Aha. O tai buvo tas bunkeris kažkoks čia? Čia bunkerio tai nežinau, čia mūsų kaime tai tikrai nebuvo. Nu, tai ar Sklioriškas ar kažkur. O Sklioriškas, matai, čia reiškia ėję, taip galiu pasakyti, tokį 2 partizanų būrių kaip Ribos. Tokį skiriamoji linija buvo. Tai ne mūsų, vienu žodžiu, čia per mūsų kaimą, bet per Beroniškus ėjo ta skiriamoji linija. Ana pusė, kaip dabar važiavo tėgo anuo keliu, reiškia, ten priklausė Dominyko Kraujelio būriui. Tokios valdos, jie, reiškia, ten laikydavas. O čia tai pas mus tai laikėsi Šarūno būrys. Tas vadovas buvo Leonas Saporkus. Jis buvo kariškis Lietuvos kariuomenės. Buvo baigęs, reiškia, karo mokyklą Smetonos laikais. O čia daugiau buvo toks Albertas Pumputis, Spičių. Daugiau kitų, aš jau pavardžių žinau, pavardės buvo slepiamas. Pavardės buvo slepiamas. Aš kaip tik buvau stovyklai, kur partizanų mes visas istorijas. Mano brolis Viktoras buvo jisai ryšininkas partizanų. Jis palaikydavo ryšį su Kraujelio, Dominyko Kraujelio būriu. O Buračas Liudas, Šlekienės tėvas. Šlekienė jau pažįstat. Jau, taip. Tai jis turėjo, taip pat buvo partizano ryšininkas, tai jisai palaikė ryšį su prisikėlimo apygardos. Aš dabar negaliu pasakyti, kaip tas vadinas būrys, Šniolis Viktoras, vienu žodžiu, bet jie daugiau tą būrys ankavadystais tėvai sunaikina, vienu žodžiu. Apsupa juos Velykų rytą. Išgirdam, toks garsus ryts, čiagi nemažai kilometrų, reiškia, taip tiesiai, gal 15, gal daugiau kilometrų. Kurioje vietoje čia buvo? Išgirdom, kad ten šūviai, vienu žodžiu. Čia gal prie Pašušvio? Ką? Prie Pašušvio gal? Nu, ne. Pašušvis tai jau ten toliau ant Grinkiškio, bet čia buvo Mažolio miške. Ai, Mažolio. Nu, mes daugiau lankėm tą, reiškia, jau po nepriklausomybės atkūrimo, tą vietą, kur buvo tas bunkeris. Ten buvo taip akmenais išdėta, taip ir tokia šaltinėlė. Na, žinai, vandens reikia nusiprausti ir visi valgyti vienu žodžiu. Aha, nu ir daugiau Velykų rytą apsupo tą bunkerį, tai ten 7 žuvo partizanai, žuvo Mingelai 2, jau čia, reiškia, iš Šiaulėnų valsčiaus, iš Mažulių kaimą, daugiau toks mokytojas iš Tauragės, Gulbins pavardė, žinau, to mokytojo nežinau. Jau pavardės, bet jis Tauragiškis, tas mokytojas. Jie ten 7 žuvo, o 4 paėmė gyvus.
Nu, tie gyviai buvo tokie jauni partizanai. Vienu žodžiu, bitė Aleksandras, jam buvo tik 18 metų, vienu žodžiu. Tai daugiau, bitė, Legačinskis, Alksvantas ir Pumputis. Pumputis buvo vyriausia, bet nesenai buvo išėjęs ryškiai miškai partizanus, tai jis 4 paėmė gyvus. O daugiau tuos 7 ten Baisogalai paguldė ant grindinio, vienu žodžiu, ir taip jau. O tuos nuteisė. Tai bitė Aleksandras buvo nuteisęs 8 metam, jis kad jaunas, ir daugiau jį paleido kažkaip. Kiek jis ten prakalėjo, man atrodo, kad kokius gal 6, gal 7 metus, nedaugiau. Kad, jauno amžiaus, kad jis išėjo, reiškia, nepilnametis, jis ten prie tų partizanų prisidėjo. Jis pasakoja ten, mes kai, reiškia, bendraudom po nepriklausomybės jau atkūrimą, važiuodami susirinkimus, tai jis pasakoja visą tą istoriją, kaip ten, reiškia, buvo. O čia, ta Šarūno ta grupė, kur čia jau laikydavas, vienu žodžiu, į pas mus ateidavo, čia tie vyrai, vienu žodžiu. Tai mano mama pasakodavo, kad kaime, kai gyvena, jis sako, dieną ten vieni, naktį ten kiti. Ir tų bijom. Nu, tai taip, vienu žodžiu, dvi valdžios buvo. Mūsų kaime buvo nušautas toks Mikšys. Jisai buvo, reiškia, toks, išdaviks, kaip sakant. Liepiškio kaime tai buvo, atsiprašau, 45 metų vasario 16. Liepiškio kaime iškėlė trispalvę vėliavykę. Jie ant to kuotą priklijavo lapelį lauko paštas. O čia kad siautė skribai. Ir pas mūsų, reiškia, darė labai didelį kratą, matai, mano broliai nėjo į kariuomenę, į sovietinę karo metais. Tai jau jie, taip jau, jų iš ką tada nieks taip labai neieškojo, vienu žodžiu. Nuvažiavo, reiškia, Šiaulėnuose čia į tą jau priėmimo punktą, užsiregistravo, tėvas jokių būdų važiuojam namo. Tai jie ne keliu važiavo, su arkliu, reiškia, nuvažiavo, tai jie Šiušės krantų, reiškia, čianai, jie išlipa sulinkiu pelkės pakrašty, nuėjo į krūmus, o tėvas pravažiavo, daugiau jie vakare tik tai perėjo, iš karto nieks neieškojo jų. Taip tik tai atėję paklausė, kur jie. Tėvas sako, palikau, jie su merginom atsisveikint, sako, kur jie, aš nežinau. Ir ilgą laiką tai nieks jų neieškojo. Daugiau vieną kartą jau atėjo enkavadistai, kur jie vis slepiasi pasakyti. Tėvas sako, aš nežinau, čia kariuomenė, gal kariauk Vokietijoje ten su vokiečiais. Jau karas buvo nepasibaigęs? Nepasibaigęs, taigi 45 gegužės 9 tik pasibaigė karas. Vaknai 8 pasibaigė, tik čia sovietai švenčia 9. Nu tai buvo pas mūsų javų kulims. Broliai sako, reikia pareiti į namus padėti per kulimą. Na, tikrai, čia kaimo žmonės, čia kulims. Pietus pavalgė, jau pradėsiu vėl tęsti tą darbą. Aha, žiūrėjom, kad mūsų sodyba stribai. Broliai bėgti, stribai šaudyti, vienu žodžiu. Nu, sėkmingai, neapsužeisti, jau išbėga jie. Čia, matai, jie apsupa, reiškia, ne nuo kelio, bet nuo pelkės. Čia nuo kelio taip, kažin ten kaip pasibaigė. Tai čia buvo sodyba, buvo mūsų sena, jie čia, bet buvo kokiu apie 100 metrų tenais pakalnį. Tai, nežinau, tėvai dėl kokių priežasčių ten tam pakalnį statė tą sodybą. Jau
O tai jie kada pamatė, kad reiškia ten iš tų pievų jau ateina stribai, čia pasklyda po laukus, tai jie čia į kalną, tie šaudyt. Ir Viktoras brolis tik nubėga tam pas kaimyną, bet viena rubaška buvo. Kaimynų sūnaus švarką pasiėmė, kad šaltai į sulinką pelkę. O vyriausias brolis Juozas į Laureičių sodybą Lauratės Jonis šėrė gyvulius. Jau ten, po pietų, žinai, žiemos laikė, tai ta diena neilga. Tai sako, gulk į karvių ieties, aš sako, apkrausiu, tai šieną vienu ten pašarais ir... Bet nieks jų daugiau neieškoja. Vien, žodžiu, tie stribai atėjo, išbėga, viskas. Aha. Tai daugiau jau jie nebesirodė namuose. Jau bijoja, aišku. Čia jau girdėdavau naktį, kad vaikščiai tie stribai aplinkui, jau norėjo juos jau pagauti, kaip sakant. O tai jie, vienas brolis Viktoras, jie pas tokį Gedminą, tie tokie bendramžiai, jie labai sutikdavo su to Gedminu. Ir to Gedminis tas vienu žodžiu, jis turėjo sūnelį, Dantę per didelį vienu žodžiu, turbūt gal kokį 12 metų. Jau pas juos ten nebuvo įtarimo jokio, kad gali būti jis ten į malko prikirta tam Gedminui. Jis turėjo savo miškelį, tas jau Gedmins, ir ten to miškelė aplinkų matosi viskas, bet tas miškelis nėra taip mažas, galbūt kokį 10 hektarų, gal daugiau. Nu, jie. O tas vyriausias brolis Juozas, jisai, gal čia jau daugiau žmonės. Kad tik mačiute. Pasakoja anekdotus. O tai jūs, kaip sakėt, ryšininkų buvo, taip? Jūs. Brolis Viktoras buvo ryšininkas. Ai, broli. Aha, o Juozas, kada jisai, reiškia, mokėjo statybininko amatą, tai jie su tokiu daugiau žmogų išėjo statyti pas žmonės pastatų, tai jie įsikėlė į Raseinių rajoną, vienu žodžiu, taip jau ten. Na ir taip daugiau. Reiškia, kada karas pasibaigė, buvo ta amnestija ir amnestuoti ne tik tie, kurie pabėga iš kariuomenės, bet amnestuoti tie, kurie neėjo į kariuomenę. Tai čia buvo da tokių, žinot, jau kalbų, kad neiti, nesiregistruoti. Bet tėvas, eikit, užsiregistruokite, gyvensite. Tėvas numatė, vienu žodžiu, kad tai gali būti. O tie, kurie neregistruotis, ne visi žuvo, galim sakyti, taip. Jo. O jau Viktoras tas jau susidėjo su tais jau partizanais ryšininkų. Čia jie 3 buvo. Mano brolis Viktoras, daugiau brolias Liudas, Šlekienės tėvas ir toks Lesickis Mykolas. Jis buvo vyresnis gerai. Tas jau reiškia, tie 3 ryšininkai, aš nežinau, Lesickis, su kuriuo palaikydavo ryšį, tai aš negaliu pasakyti, su kokiu būriu. O, sakau, Viktoras, tas jau mano brolis, tai palaikė su Dominyko Kraujelio būriu jau. Ir čia, reiškia, įvairiaus paštus. O tai jūsų brolis turėjo kokį slapyvardį? Turėjo, jis iš karto, buvo musiek medžio kažkokio, nebegaliu pasakyti, ar beržo, ar alksnio, ar drebulės. Švendrė, slapyvardis, Švendrė. Tai, reiškia, jis su tuo slapyvardžiu, kaip sakant, ir pasimirė daugiau, kada jau po visako, vienu žodžiu. Tas tęsėsis iki 51 metų Liepos 8 dienos. Liepos 8 dieną tas, reiškia, Šarūno būrys, jis ten kažkokia parduotuvė, kad ten nakties metu, nežinau, kad jie tenais vienu žodžiu į tą parduotuvę įsiveržė taip kaip plėšikai, kaip sakant. Žinai, man atrodo, kad tenais jie alkoholio pasiėmė.
Ir jie grįždami, jau matai, ganė karvės vaikai ten prie mišką. Jie davė saldainių tiem vaikam, o milicija su nkavadistais, su šunim, ėjo jų pėdom. Jie miške, čia Tyrulių pelkėj toks kalniuks, vienu žodžiu, smėlio toks kalnelis, eglins, jie ten turėjo jau bunkerį, vienu žodžiu. Ir juos rado bemiegančius. Ten viens sargyboj buvo, bet buvo pagėręs gerokai. Tai jam atrodo per kojas peršovė. Bet jis ne partizanas buvo, galbūt tik tai koks pagelbiniks, vienu žodžiu. Tai daugiau, matai, jį paėmė, ten tas kojas jam ten apgydė kiek, daugiau jam, nežinau, ten 15 metų. Bet jis daugiau sugrįžo, vienu žodžiu. Jo pavardė buvo Matuks. O tie visi žuvo. Juos miegančius iššaudė. Aha, tai va. Tas jų vadovaus, reiškia, Saparkos, tokiais geltoni plaukai, ilgi buvo iki pusė nugaros. Mes vadindam Donelaičiu, vienu žodžiu, bet jau buvo Slapjūris Šarūnas, jisai buvo Lietuvos kariuomenės kariškis. Kada užėjo rusai, tai reiškia, ta Lietuvos kariuomenė jau perėjo ne tai perėjo, bet ten jau prievarta. Reiškia, į rusų kariuomenį dalinį jau ten įjungė. Tai jie pabėgo. Tas, reiškia, Šaruns, jau Leonas Saparkus, jis vokiečių laikais buvo, reiškia, ten Šiluvos valsčiaus kažkoks raštininkas, vienu žodžiu. Bet daugiau, kada, žinai, užėjo sovietai, jo jį pradėjo graibyti, buvo suvėmenį. Bet tos seserys, dar ten kaiminė, kad auksą ten davė, mums šiek tiek prižiūrėtėm, tai sovėdė Šiaulių kalėjimą. Aha, nu kai pabėga, tai jau jam kitą kelią nebebuvo, kaip iš vienu žodžiu. Toks jau, vienu žodžiu, toks šviesiaplaukis vyrs, plaukai ilgi. Atsidavę Lietuvai buvo. Buvo ir tokių vyriškių, čia tam krašte. Aha, tai vat ir čia juos daugiau pasibaigė, vienu žodžiu, ta partizaninė kova, čia ir pasibaigė. O daugiau ten apie tą Dominyko, reiškia, kraujelį, tai aš nežinau, tenais jau. Kiek daugiau, tai aš čionai. Man teko įgelbėti, vienu žodžiu, tai jau buvo toks jau, nu, vienu žodžiu, iš piemens išbėgęs, vyro nepavykęs, kaip sakant. Tokio amžiaus buvau, gal buvau 17 metų. Taip jau buvo 49 metų lapkričio, galbūt 3-asis dešimtadienis, man atrodo, toks laikas galėjo būti. Sniego nebuvo, tokį plikšalą, vienu žodžiu. Bet tą vakarą pradėjo snigti tokiu šlapiu sniegu, taip tykus oras ramus ir pradėjo to šlapės snaigės kristi. Ir pasibeldė į mūsų jau trubos langą partizanų. Jei du. Viens jau pažįstams, jau kur dažnai ateidavo, o antras nepažįstams, nedidelė ūgė, čia su auseliais panuosi. Vienu žodžiu, čia ant vienos rankos laikrodis, ant kitos kompasas, toks trumpas automatinis ginklas čia jau kabo jam, vienu žodžiu. Nu ir ten jo toj, reiškia, ką mama ir sesuo apdengė langus, kad nesimatytų šviesos. Ir jos ruošė vakarienę, o aš išėjau, reiškia, čia jau ant kalną atėjau, jau kad kas nors, ar jau daudžinė, kad jau jie. O tas, kur jie, sakau, kad atrodė, kad jau, reiškia, galbūt koks tai vyresnis jau ten vadovaujantis, faktinai buvo, tik pats buvo Žemaitis, Jonas Žemaitis, partizaninio judėjimo pas jūsų buvo vadas.
brolis jau žinojo, bet aš tai pirmą kartą mačiau, kaip sakant, aš, mama ir... A, tai tas, kur nepažįstams buvo, tas? Taip. Aha, daugiau. Viktor, ten brolis Viktoras jau tas ryšys nuėjęs su jais į kitą kambarį jau pasikalbėti. O aš jau išėjau čia į sargybą, o sesuo ir mama jau jiem vakarienę ruoš viską, nu tai aš čia vaikščiau, nu ramu, jam kaime, kad taip tyluma tokia, kad nieko lieka. Pareinu, vėl ateina ant to kalną. Nu turbūt jau gal apie kokią 12, gal jau pusę pirmos buvo jau ais miegoti jau. Tai čia tam nedideliam, reiškia, matom, kur jau tas jau galbūt vyresnis koks nors jau, reiškia, partizanų junginį. Ir sakom, reiškia, gal troboj, ne. Troboj jokių būdų ne. Tvarte buvo šiaudų privežta. Tai, nu, ten, reiškia, tada gyvulių jau neleido laikyti daug, tai stovėjo tvarte tik tai viena karvė, 2 paršai, avis, vienu žodžiu, o taip tai buvo ir arkliam vieta, karvės kelias buvo, vienu žodžiu. Tai ten jau nuėjom, pataisėm, daugiau, reiškia, ten mama padavė ten tokia didelė jau būnė, ant tų šiaudų ir, nu, gal prisimena tamsą, tėvynelė, dėkiai, kaip padėdavo, žmonės susiklodavo, kai važiuodavo su arkliais toli, toks, reiškia, davo apačioj vilną ten iš avikailių, o daugiau ant viršaus, tai milinis toks, nu, kaip gal milą prisimenat, ką ausdavo namuose staklį. Tai tokį, reiškia, užklodą, į daugiau jie nenusirengė, ginklai šalia, tai dar liepė šiaudais užkrauti. Užmestinės matytų. Aha, jau įsivyko. Rytą brolis sako, tas, reiškia, tas, sako, nedidelis sausiukais rūkantis. O mes nerūkėm, brolis nerūkė to kartu, bet daugiau jis pradėjo rūkyti. Sako, tu nueik pas Petrą Gelažių, nu, bendramintis buvo jau, darydavosi jau paslaptim, kaip sakant. Tai aš greitai čia, nu, to Gelažiaus Petro, nuo mūsų gali būti, nu, nepilnai kilometras. Bet 17-mečiui vaikinui, tai čia, na, ne joks žygis, kaip sakant, tai aš greitai. Nubėgo, bet ten šūnis loj pas Gelažių jau. Kažkas lyg tai, kad važiavo, reiškia. Nu tai aš nueinu, brolis dirba, jisai brigadininku, jis buvo, baigė 7 klasės, jis nuo rašin, kaip sakant, toks jau Viktoras, tas jau partizanų ryšys. Na ir jie einu pas Gelažių, reiškia, į Trovą, jie žmonės, kai tik kūrėsi toj vietoj, reiškia, buvo pasitatant tvartą, daržinę ir jau buvo pamatai gyvenamam namui. O tam tvarte gale buvo taip pat skirta ir buvo jau ten gyvena jie, vienu žodžiu. Jie jau pasilabinau, pusryčiau, Gelažius Petras ir žmona jo vaikai, mokinukai, mūsų gal vienas kokią 2 klasę, gal ten metų atrodo skirtumus, sūnų. Sakau, aš su tamsa norėčiau pakalbėti biškai jau, kai einam jau į lauką, tam Gelažiui. Na gerai, tai ta Gelažienė sako, nu jau matyti eisite prišleis, kur jau taip jau pajokavo, ta Gelažienė jau jo žmona. Šiem, sako, gal kalų turėt, tai sako, turėt svečių. Sako, yra. Graidi bėk ir pasakyk, kad tie svečiai tuo iškeliautų iš jūsų. Atvažiavo 2 vežimais, stribų NKVD-istų, viens vežims nuvažiavo ant Bloškių vienkiemį, reiškia, o antras, sako,
nuvažiavo ant mano žmonos tėviškės. Taip, nuo to, reiškia, sodybas tokio lažiu iki Gelažėnės, tos jau tėviškės, da apie kilometrą, tai panašiai buvo. Nu, tai aš greitai parbėgau, jau jie atsikėlė, jie papusryčiavė, jie greit užvalgė, aš pasakau, kokia padėtis, reiškia, kad atvažiavo. Tai tas Žemaitis, jau daugiau kaip jau sužinojau, jau aš, sako, jau jie žalčiai, sako, už mūsų pėdas užuodė, kaip sakant, kad jau čia reiškia kratą, kokia darys aplink. Bet tas Žemaitis, jis buvo paralyžiuotas, jis negalėjo vaikščioti. Jis labai ėjo taip mažai žingsneliais, pėdą už pėdos, jis negalėjo žingsnį pažinti. Reikia arklį. O arklydė nuo mūsų namų, tokio Dalangauskų sodyba, buvo jau arkliai atimti iš visų gyventojų kaimą. Taip jau apie kokius 800 metrų ir panašiai buvo. Tai aš greitai tik tai tenais į tą arklydę, savo buvusią, savo tokią bėrą kumelę, tokį rami. O tas šeriks nepastebėjo, kad aš jau įėjau tvartą. Žinai, keldavo žmogus, gal buvo atsigulęs, užmigęs, sakai. Aš gerai tik tai apinasi ant galvos kumelę ir parlėkiau jau. Užsodinam tą jau Žemaitį, vienu žodžiu, tą paralyžiuotą vadą ant to arklę. Jis nusisegė nuo rankos kompasą, sako, aprūkus toks sutiršts, rūks vienu žodžiu, ukanuota tokį, kad kokį matęs jis gal tik už kokį 40, o taip kaip iki kelio, tai daugiau nebesimatė. Tai čia buvo išsigelbėjimas, vienu žodžiu. Tai jis užsidėjo aš ant rankas tą kompasą, sako, į Buteniškės mišką mums, sako, reikia. O tas Buteniškės miškas nuo mūsų galėjo būti už kokių 4 kilometrų. Ant tai kurią pusę? Reiškia, žiūriu į kompasą, kad, reiškia, neprarasčiau vienu žodžiu, bet labai gerai jau. O į kurią pusę tas Buteniškių miškas? Jo, nu jie ir... Į kurią pusę? O tas, reiškia, tas, kur jo apsaugininkas, kurio partizans, kurio ateidavo vis jau dažniau pasum, tai jis jau ragina arklį, jau bet balsų ne, tik tai su rykščiukė tokia jau, kad greičiau. Čia kelias eina, reiškia, ant Siderų nuo Šiaulėno. Mums čia labai įsiklausėm, kad niekur. Netoli Dalangausko sodyba, o čia dešiniai tokių jau labai negerų žmonių sodyba, jų vengdavo visi. Vienu žodžiu, jie būtų pastebėję, ką nors tuoj būtų pranešę stribam arba kavadystę. Bet mes labai sėkmingai persikėlėm per tą kelią. Kada rūkstas didelis, jie negalėjo neiti, reiškia, tos sodybas, kur jau... Matyt, ką nors... Aha, į Dalangauskų sodybą gyvena to Gelažiaus Petrą, kaip jau pasakojau, brolis, bet toks plepis vienu žodžiu. Nelaikydavo liežuvį už dantų, kaip sako. Tada reikėjo, užsičiaupti kai kuriais momentais, nekalbėti. Nu, tai mes persikėlėme į daugiau dar keliuks, reiškia, nuo tokios jau Sukauskos sodybas, tas Sukauskas buvo jau paimts, ta sodyba, reiškia, gyvena tik tai jo sesers sūnus į dukrą. Tokį nedidelis tas namelis, o buvo paruošta mediena statyti gyvenamą namui. Tvartas labai geras pastatyts, net premiją jam norės skirtam Sukauskui už tą tvartą. Nu, tai ten dar ir, bet mes sėkmingai per tą keliuką, ten keliuks, reiškia, jie tarp ten, tai buvo toliau 4 gyvena žmonės, tokie maža žemiai,
O čia, reiškia, tas Sukauskas jau buvo stambus ūkininkas. Nu, persikėlėm ir daugiau tiesimės. Tik aš žiūriu kompasą, kad nenuklyščiau. Tai jis paaiškina, reiškia, kaip jau čia, bet aš jau nuo mokyklos laikų jau žinojau, kur šiaurė, kur pietus viena žodžiu. Ir nukeliavom mes. Nukeliavom, čia prie Biteniškės miško tokių pievą labai šlapė, tai mes biškutį į kairę pasukom, jau tokia, reiškia, ta pieva sausesnė. Ir Jeglyną įjojam, sustok, tas jau pasakė sustokit. Aha, nu tai jau atsisveikinam. Nu, tai jau jis pasakė, tas jau žemaitis. Nu, ačiū vaikinu, kad mus išgelbėjai. Saka, kad nepriklausomybė, kai bus, saka, mes atrodo susitiksim. Jis taip jau pasakė, nu, aš jau palinkėjau jiems, sakau, tegu Dievas serga jum, vienu žodžiu, jau jei gyvi būsim, jau suseisim, vienu žodžiu. Na, aš atgal, jo, dabar reikia išvažiuoti kelią, man jau laukais jau pavojinga. Dabar ar tie pastebėtų kokie, kas čia dabar laukais, jo, su varkliu laukais. Į kelią, o mane tas brolis, kaip pasakojo, buvo brigadniks, o jis to kartu sirga. Sirga raumenų uždegimo, kaip ten vadinas, nervų išas, tokia liga. Jis buvo nuvažiavęs į Kauną, ten toks pašto viršininkas buvo jau senai pažįstams, tai jisai ten jau privačiai pas kokį tai gydytoją jau jam ten išrašė tų vaistų vienu žodžiu, bet jisai ilgai sirgo, beveik metus laiką, bet nuo tų vaistų jis nepagerėjo, tik tai, nu galbūt tas gydytojas ar ten gydytoja, kai jam pasakė, pušų metogių vonės daryti ir beržų pumpurų. Tai jis jau darydavo ten jis. O daugiau taip staiga. Praėjo, jis sveiks paliko. Nu tai, kur aš čia dabar nutraukiu tą... Grįžot namo. Aha, dabar jau joju namo keliu, jeigu sutiksiu jau tos kavadistos įskirmus, klaus mane, kur tu šiaudiniai, sakysiu, brolis serg, brigadniks, aš joju pa žmonės, reikia miško normą iškirsti reikia, reiškia, Lipiškių tam brigadai. Aha, nu tai jisai jau taip mano buvo, bet nieko nesutikau, į tas arklių šeliks, jis ir nepastebė, čia taip eina, reiškia, tai dabar čia sovietmečio tas kelias, taip, reiškia, biški patiesės, to taip, per kaimą, ir dabar staigus toks posūkis, ir, nu, aš jau einu, šunis loja čia aplinkų, ramius skribai, jankavadistai, jau jie ten naršo pa žmonės. Pareinu namo, paklausiu sesers, mamos, kaip tenais tie šiaudai, kur jau jie. Jo sesuo sako, taip patvarkiau, aš sako, ten viską, kad nedaug dieve, kad koks popierys neiškristų būtų, ar nedaug dieve šovinys, ar kas nors, tik čia baisus įrodymus. Bet nieko. Mama padėjo valgyti ir šuo mūsų pradėjo loti. Aš jau už kibirą eit vandens atnešti. Gal to vandens nereikia, bet pasižiūrėti savęs. Žiūriu jau su mūsų sodyba. Skribai enkavadistai. Nu, aš pasisėmiau vandens, jie trobą, jie netrukus įeina du. Reiškia, Lietuvos rusai. Vienas blogai kalbėjo lietuviškai, o antras labai gražiai kalbėjo lietuviškai. Pavardės jų buvo Asačiovas, tas, kur gražiai kalbėjo lietuviškai, o tas, kur šlebizavoja, daug amžiumi vyresnis, bet jo pareigo žemesnis, o tas Asačiaus buvo jau skrivų vadovas. Nu, jis iš trobą, nu, banditų yra. Mama sako, jeigu mane laikai banditu, į mano vaikus jis sako, esam.
Tai aš klausiu, banditų yra, ko čia lieko vieties pas kolūkiečius? O, tai jau buvom kolkos. Nu, daugiau ėjo į tą kambarį, kur brolis gulti, taburetė, ant tos taburetės stiklinė vandens, tablečių ten, da tokia tepala, ko guli, sergu, jau brolis Viktoras. Tai kas yra? Nu, sako, nušaliu. Su dviračiu važiavau pas žmonės, sako, sušilau, vėl šals perputė, sako, nebepainu dabar. Nu, tai jie suko jau eit, mane einam į tvartą, daržinę parodysiu. O klonsai buvo toliau tenais, tam klone, žiūriu, kad tenais jau daug, ten susirinkę tų stybų, ten jie tokiam ilgais tokiais virvais bado tos šiaudus. Čia įsivedė į tvartą, kam tie šiaudai? Jau, čia sakau, pakratai, vienu žodžiu. Kolūkis neturi tiek gyvulių, kad tiek šiaudų dabar kiek jau. Reiškia, yra tai, davė žmonėm parsivežti, pasikratyti jau. Čia bandėtam gulėti, čia bunkeris yra po apačia tų šiaudų. Versk to šiaudus. Belčiu to šiaudus, jau vienu, aš tik žiūriu, kad kas, po kelis cigarečių ar kas nors, jau vienu, kad tik nepasirodytų, gal sesuo neatidžiai ten apžiūrėjo ar ką nors. Nu, gana nebeversk jau. Jau tas, jau aš matai sakau, man čia darbą uždavėt be reikalą. Tas, tai tu šnekėsi, ne apie vienyje, kaip tas Jakovlevas, tas, kur sunkiai kalbėjo lietuviškai, PMI. Užsimojo, jisai man jau automatą božė, bet žinai, žiauds. Staiga pasisukau, jisai ir jau tą smūgį jau išvengiau. O tas asačiaus, nebeversk, ateintie, reiškia, nuo kloną daugiau ten, tai svirbais čianai bada, kiaurai beveik, tokie beveik, čia virbai įlibė, beveik apie porą metrų, kaip sakant, kad jau žemę pasiekti. Nu, nieko, ten neužgrėb niekur nieko. Nu, jie pabadė, nieko nėra, čia ant viršaus nieko nėra, ten grebliai šakė, vienu žodžiu, jau tenais. Ką jau čia veikėt, nu tai, sako, reikia padėti gyvuliam jau, kad minkščiau gulėti, čia grebliai susigrėbti, tvarkingai, kad išeina. Ant gyvenamą namą aukštą lyp. Lypa, nieko nėra ten. Na, eini jau kalną, vėliau gryčia, mama sako, vaikai sukalbėki maldą. Aš prisimenu tos maldos žodžius mamos, ačiū tau gerasis Dieve, kad tu mums išgelbėjai baisių nelaimėjų. Nu, tai čia jau būtų savaime aiškus. Arba tie būtų gal tiek nušovę gal tos, kad į tvartą būtie tos skirvos. Tai bet būtų uždegę tą pastatą, taip sakant. Padegę sodybą visą. Jau, mes būtent tai to į Sibirą. Sibirą iškeliavo. Jo, arba ten kitaip būtų, taip laimingai išvengėt visko. Pasibaigė tas, aha. Bet jau brolis nenutraukė iš to savo ryšio, kada reiškia, sugijo, tai jau ir toliau jau buvo apsilankęs net Juozas Lukšas, gal teko girdėti? Taip. Juozas Lukšas. Pas jūsų buvo? Jisai buvo perėjęs sieną į vakarus. Jie 2 kartų buvo perėjęs sieną. Žinoma, aha. O tai kur jis buvo? Daumantas, man atrodo. Taip. O jis čia pas jumis buvo atėjęs? Buvo, jisai buvo toks kaip inspektorius tų būrių. Žinau, rytą taip anksti pasibaldė, tuoj jau brolis pašoka, jos buvo sveiks, atein vienas iš partizanų, bet jau praaušus. Nu ir vasaros metu.
galbūt Saulutė dar nebuvo pateikėjęs, bet jau. Aha, nu jie daugiau čia, vat už mūsų to jau Stuvaglių sodyba buvo, o čia Malūnsto jau už Stuvaglių buvo. Reiškia, tada aukšta vieta. Ateintas Malūnieks. Viktoras, tas jau brolis kalbasi su tom partizanu. Tas jau prisistatė, kad jo šiaulietis iš Šiaulių, reiškia. Vienu žodžiu. Na, tas Malūnieks toks, ne, kažkokelis jisai jau buvo. Ir nuo kokius reikalų ten buvo atėjęs, kad jis netrukus išėjo. Tai daugiau mama pridėjo valgyti, vienu žodžiu, kad sakė vakare, jau ateis dar daugiau, vienu žodžiu. Tai brolis jom ten, ein per pievas, kilnoja rankas jie ten, aš taip jau drąsiai jau taip labai ein, vienu žodžiu, o ten tam toj peikiai, jau jie ten buvo daugiau, jau siek buvo apie kokį gal 8, gal 10 buvo jau. Ir tas Juozas Lukšas Daumantas buvo kartu su jais. Aš jį mačiau, vienu žodžiu, toks zgrabnas vyriškis aukštoks. Kariška uniforma Lietuvos kariuomenės, vienu žodžiu. Nu tai teka pamatyti visko po karo. Teka pamatyti, teka. Tai tą vieną mikšį, reiškia, nušovė. Tai kada vėliavėlė tą iškėlė, vasario 16, visą kaimą buvo areštavę žmonės. Mušė. Pirmiausia, buvom pas mus krata. Tokia jau labai smulki ta krata. Nu ir, kad pasakytų, kas iškėlė, tarpusavį kalbasis kaimo žmonės, čia sako, nieks kiti neiškėlė, kaip tik tai sovietų koks tai pagelbininkas. Provokatorius. Taip. Tai jie tiesiog pasakė, suimkit Mikšių šeimą, sakai, pasakys, kas iškėlė. Taip daugiau, kada jau gal iš kokį porą savaičių, kai žmonės čia mušė, pešė, tie ankavadistai stribai, suėmė juos. Suėmė, viskas pasibaigė. Nu, čia, reiškia, jų žmonės. Nu, ten galbūt palaikė kokio tai išdykavimų, vienu žodžiu.